Astridos Lindgren pasakos motyvais. Mažylis ir Karlsonas. Scenarijaus autorius Larinas, režisierius Stepancevas, dailininkai statytojai Savčenko ir Butyrinas, kompozitorius Glatkovas, operatorius Drujanas. Filmą lietuviškai dubliavo aktoriai Nijolė Strazdūnaitė ir Algirdas Paukštaitis. Dubliažo režisierė Inga Chadarvičiūtė, garso režisierė Nemira Borkengaginienė, redaktorė Lydija Dubauskienė. Lietuvos televizija. Bobikai, bobikai, čionai, ar girdi, čionai. Nesakyk tu man, mažylį, ar negali apsieiti be peštinių? Visus ginčus galima išspręsti taikiai. Aha, jums tai gerai. Va tu, tėte, turi mamą. O tu, mama, turi savo tėtę. O aš nieko neturiu. Nieko. Netgi šuniuko. Atsiprašau, ar galima čia nusileisti? Ką? Ką? Nutūpti leisk, ar nematai, aš silpstu. Prašom sėstis. Taip. Kalbėsimės toliau. Koks tavo vardas? Mano? Negi mano. Tavo? Mažylis. Oi, mama. Ne, reikia sakyti taip, kaip mane vadina. Karlsonas, kuris gyvena ant stogo. Gerai? Taip. Bet tu mane gali vadinti tiesiog Karlsonu. Na, sveikas, mažylį. Sveiki, Karlsonai. Na, va. Dar pasikalbėsim. Kiek tau metų? 7. Kiek? 7? O ką? O aš maniau 8. Na, kogi spoksai į mane? Kodėl neklausi, kiek man metų? Oi, atleiskite, Karlsonai, kiek tau metų? Aš vyrukas. Oho, kupinas jėgų.
Taip, o kada žmogus turi tiek daug jėgų? Na, žinai, geriau apie tai nekalbėsim. Ar galima paspausti? Spausk. Stop. Ar uogienės turi? Turiu. Nešk. Va taip. Vėl spausti. Spausk. Tu. Mažylį, su manim nenuobodžiausi. Ką tu čia darai? Aš matai dūkstu, atseit išdykauju. Ji nukris. Nesijaudink, tik tai nesijaudink. O vis tik nukrito. Garbės žodis nukrito. O tu matai, trakšt ir sudužo. Ir sudužo. Tai įdomu, tik tai ką pasakys mama? Na, mama, čia juk menknikis. O be to, rytoj duosiu tau 10 000 liustrų. Padūkim dar, a? Įsivaizduoju, kaip supyks tėti. Tėti? O ką tėti? Taip, aš lėkiu. Nesijaudint, tik tai nesijaudint. Kas čia atsitiko? A, tai menknikis. Vieni juokai. Taip, ir atneš 10 000 liustrų. Na ne, brolyti, už savo poelgius reikia atsakyti. Nesuversk savo kalties kažkokiam Karlsonui. O, teisingai, tėte. Eime į kiną, nes pavėluosim. Ech tu. Mama, klausyk. Ne? Mano broliukas užaugs, paskui ves, numirs. O man ką? Reikės vesti jo seną žmoną. Kodėl? Na, ką tu prisimanai? Na, aš juk dėviu jo tas senas pižamas kelnes, važinėjau dviračiu ir visa kita, kas jam nereikalinga. Aš prižadu, kad nuo jo senos žmonos būsi išvaduotas. Tas gerai, bet apskritai aš labiau norėčiau turėti šuniuką negu žmoną. Nesijaudint, tik tai nesijaudint. Karlsonas. Karlsonai, Sveikas, mažylį. kaip puiku, kad tu atlikai. Žinoma, puiku. O, Karlsonai, o man mama labai griežtai uždraudė smaližiauti. Liepė neliesti uogienės. Na, vis dėlto koks tu bjaurus. Juk didžiausias ligonis gali nuryti 2-3 šaukštus uogienės. Oi, tu sergi? Mano temperatūra aukščiausia, kokia tik gali būti. Taip, jeigu nori žinoti. Žinai ką? Tu man turi būti tikra motina. Tu man regis nesergi. Ne, sergu. Ne. Aš tau sakau, sergu. Ne, nesergi. Koks tu esi bjaurus. Nejaugi aš negaliu susirgti kaip visi žmonės. O tu nori susirgti? O tu nenori? Ne. Visi šio nori. Guli štai savo. Klausyk, lėkiam pas mane. Gulisi į lovą. O tu klausinėsi, kaip jaučiuosi, kas skauda. Aš tau sakysiu, kad esu didžiausias pasaulyje ligonis ir man daugiau nieko nereikia. Nebent, kokio nors didelio torto, kalno šokolado ir kokios nors didelės dėžės saldainių. Viskas. Aš viršuje pas Karlsoną, kuris gyvena ant stogo. Ei! Ko? Nieko, sakau, nieko. Lėkiam. Klausyk, tu palikai uogienę. Ne, aš pasiėmiau. Pasiėmei? Pasiėmiau. O
saldainius palikai? Pasiėmė už tai jie. Nespaus sprando. Sprando nespausk. Karlsonas, kuris gyvena ant stogo. Sveikas atvykęs, mielas draugė Karlsonai. Na ir tu užeik. Oi, tu man visą sprandą nusidėjai. Tiesa, užmiršau, aš esu sunkiausias pasaulyje ligonis, sunkiausias. Na, ko stovi, ko stovi. Tugi žadėjai būti man tikra motina. Na, eikš. Na. O ar tu turi namie kokių nors vaistų? Kokių vaistų? Tugi viską pasmei. Na, pradėk. Argi tai padeda? Oi, nepradėk, to jau pamatysi. Oi, aš sergu. Aš sunkiausias ligonis pasaulyje. Aš sunkiausias ligonis. Na kaip? Ten dar liko truputėlis uogienės. Ne, uogienės nėra. Visiškai nėra uogienės? Nė lašelių? Ne. Gaila. Stebuklas įvyko. Draugas išgelbėjo draugą. Mūsų brangiojo Karlsono dabar normali temperatūra ir jis gali padūkti. Klausyk, mažylį. Eime pasivaikščioti stogais. O kam? Kaip tai kam? Ieškoti nuotykių. Nesijaudink. Tik tai nesijaudink. Oras šiandien pasitaikė labai geras, todėl kad... Tyliau. Žiūrėk kairiau. Taip, matai? Eina du. Žinai, kas tokie? Brol. Tai vargis. Jie sumanė baisų nusikaltimą ant stogo. Tau baisu? Mane. Ne taip ir yra. Ką daryti? Oi, pradedame juos auklėti. Dabar tu pamatysi puikiausią pasaulyje vaiduoklį su motoru. Klaikų, bet simpatišką. Ko jūs reikiat? Žmonės miega. Mama. Nesijaudinti, tik tai nesijaudinti. Dabar aš jūs nutversiu, štai tada jūs man pakikensite. Mes skalbinius, mes kažtau sakau. Klausyk, mažylį. Žinai, kaip geriausiai apsiginti nuo visokiausių vadilių. Ogi pasiversti vaidokliu. Ei, mažylį! Žiūrėk, tavęs pasiimti atvažiavo gaisrininkai. Vai, repečikoja. Klausyk, aš kažkodėl staiga užsimaniau namo. Apskritai, aš čia su tavim užtrukau. Man seniai laikas miegoti. Lik sveikas, mažylį. Aš skubu. Mažylį, kaip tu mus išgazdinai? Nu, ko jūs jaudinatės? Nu, kaipgi kitaip. Pagalvok pats. Kasgi būtų, jei nukristum nuo stogo? Gerai, a? Na, o kasgi būtų, jeigu mes tavęs netektume? Jūs labai liūdėtumėte. Liūdėtume. Juk tu puikiausiai supranti, kad už jokias pasaulio brangenybės mes nesutiktume su tavimi išsiskirti. Netgi už 100 000 milijonų. Net už 100 000 milijonų.
vadinasi, aš tai brangiai kainuoju. Na, žinoma, kvailiuk tu. Tėte. Kodėl nemėgi? Tėte, tu nebijok, štai kas. Jeigu aš tikrai kainuoju 100 000 milijonų, tai ar negalėčiau nors kiek gauti grinais, už juos nusipirkčiau mažą šuniuką. Netrūko, mėgo. Ką? Atrodo, kad visą gyvenimą teks pragyventi, o taip, be šuniuko. Pagalvok tik tai. Prieš 8 metus tu atsiradai pasaulyje va toks mažutis. Tėte, o šuniuko nebus. O, Dieve, nesijaudint, tik tai nesijaudint. Na, aš taip nežaidžiu. Aš atlėkiau uogienės dieną, tai yra gimimo diena. O tu nesidžiaugi? Sveikas, Karlsonai. Sveikas, mažylį, kuo vaišinsi? Piragu. Su kuo? Su 8 žvakėmis. Na, šito aš nevalgau, na kas čia dabar 1 pyragas ir 8 žvakės. Geriau taip, 8 pyragai ir 1 žvakė, a? Patikėk manim, Karlsonai, kad ne pyraguose laimė. Tu iš proto išėjai. O kurgi dar? Šuniuko nedovanos. Ko? Šuniuko? O kaipgi aš? Mažylį, negi aš blogesnis? Blogesnis už šuniuką, a? Atleisk, Karlsonai, aš minutėlę. Kas? Čiagi kas? Šuniukas. 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 Karlsonai, Karlsonai, man dovanojo šuniuką. Karlsonai, Karlsonai, kurgi tu? Scenarijus Larino, Astridos Lindgren pasakos motyvais. Režisierius Stepancevas, dalininkai statytojai Savčenka ir Butyrinas, kompozitorius Glatkovas, operatorius Drujanas. Filmą dubliavo aktoriai Galina Dauguvietytė, Nijolė Strazdūnaitė, Algirdas Paukštaitis, dubliažo režisierė Inga Chadaravičiūtė, garso režisierė Nemira Borkengaginienė, redaktorė Lidija Dubauskienė. Lietuvos televizija. Vaikui reikalinga auklė kreiptis. Nedūsak, bus gerai. O gal Karlsonas iš tikrųjų yra? Oi. O? Tai Karlsonas. Karlsonas sugrįžo.
šunį turite. Matilda, ar tu girdi? Taip, taip, labai gerai. Na nieko, aš iš jo padarysiu žmogų. Frekenbok, bok. O tas jūsų rūkymas gali labai pakenkti mano sveikatai. Jums reikės atprasti nuo bjauraus įpročio. Gerai, bet... Tai juk jūs patys skelbėtės, kad reikalinga namų tvarkytoja, sąžininga, gero būdo, tokia aš ir esu. Bet mesgi ieškojome auklės. O ką čia reikės auklėti? Koks agresyvus šuo. Frekenbok, manau, kad jūs vaikus mylite. Kaip čia pasakius, be galo. Nu, eikite, ramiai sau dirbkite. Einu. Esu įsitikinus, kad greit nepažinsite savo vaiko. Dėkoju. Duok špiragėlį. Pirma, saldumynai gadina figūrą. Antra, eik miegoti. Trečia, ruošk pamokas. O ką dar? Dar kažką reikėtų? Kokia kančia auklėti. Atsiminiau. Nusiplauk rankos. O kam aš jas plausiu? Juk vis tiek valgyti nieko nėra. Matilda, ar tu girdi? Vaikeli mano, pažais su tuo žvėrim, tik tai saugokis. Šuo nešvarus. Ko tu šūkauji? Visas žuvis man išbaidėjai. Sveikas, Karlsonai. Sveikas, mažylį. Kodėlgi tu manęs nepaklausai, kur aš taip ilgai buvau dingęs? Kur tu taip ilgai buvai dingęs? Aš buvau pas savo senelę. Taip, kad tu žinotum, kokia mano senelė. Kai tik mane pamato, to jau ant viso kaimo sušunka. Karlsonėlį, mielasis. O paskui, kad puola, kad apkabina. Taip. Glebeščiotis mano senelė pasaulio čempionė. Tai bent. Ką, netiki? Tikiu, bet tu visgi atskridai. Atskridai. Pagalvok, ką kalbėjai. Argi su tokiu motoru galima skraidyti? Aš vos sprantu nenusisukau. Na, klausyk. Matei? Aha. Man skubiai reikia kokių nors degalų. Labai tiktų tortą su grietinėle. Bet torto tai turbūt neturim. Ką tu? Nekvailiok.
Mielas draugas, iš toli atskrido, užsuko, o jūs neturite torto. Bet mes nežinojome. Iš viso, ką jūs žinote, jūs turėjote tikėtis manęs laukti. Klausyk, gal tu nori, turiu keptos dešros. Keptos? Aha. Į jūsų namus pakliuvęs visokį šlamštą išmoksi valgyti. Duok šventą savo dešrą. Oi, aš užrakintas. Ką? Tu užrakintas? Kodėl? Ta namų tvarkytoja, tai tiesiog tvarkytoja. Nežliunk. Nežliunk. Ar čia tu, ar aš žliumbiu? Aš žliumbiu. O aš nežliumbiu. Tu nežliumk. Klausyk, kas ta namų tvarkytoja? Labą vakarą, mėly draugai. Pradedam eilinę mūsų laidą iš vaiduoklių gyvenimo. Primiktinai prašome nuo mūsų žydrųjų ekranų nuvesti šalin vaikus. Taigi, šiandien mūsų svečiai Taigi, šiandien jūs išgirsite pasakojimą apie susitikimą su klaikiu, bet simpatišku vaiduokliu. O buvo šitaip. Bjauru žiūrėti. Fu. Fu, kaip nekultūringa. Matilda, Matilda, ar tu apkurtai? Rodos aš tau sakau. Kur tai matyta? Televizorius rodo sukčius. Kuo aš blogesnė? Kvailystė. Taigi, mėly draugai, jei žinote, ką nors apie vaiduoklių gyvenimą, labai prašome pranešti redakcijai. Mūsų telefonas 223-322-223-322. Nežliunk. Nežliumbiu. Tai ir nežliunk. Nusiramink. Tik tai nusiramink. Klausyk, na atspėk, kas yra geriausias namų tvarkytojų tramdytojas? Kas? Nežinai. Savai neaišku, kad ta. Taigi, skrendam. Klausyk, kodėl tu man aną kartą melavai? Ką? Kad tau 7 metai. O kiek? Tu sveri daugiau kaip 8. Na kur tu? Na išdykėlį, išlysk. Kuku! Keista. Čia jo nėra. Va kur tu. Kas čia dabar? Batukas yra. O vaiko nei kvapo. Kuku. 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 Kur tu? Kuku. O kur tu buvai? Mudu su Karlsonu čia truputį paskraidėme. Kaip paskraidėte? Kaip paukščiai skraidėte? Taip, gerai, taip. 1 minutėlę. Aš tik išgersiu lašus nuo galvos. Kas čia? Kuku. Kuku.
Kokiu vaiku? Klausyk, juk tai tikras siaubas. Jūsų namuose atsirado kalbanti galva. Štai jinai mus žiūri. Kad tu televizoriaus nematei? Nemačiau. Va. Klausyk, bet kur jie kojos? Na, palauk, aš to jau viską sužinosiu. Tai bent. Mes čia, žinote, pyragėliais mėgaujamės. Leiskite prisistatyti. Karlsonas. O čia mano mažasis. Kur? Ne, aš taip nežaidžiu. Na, perstok valgyti tuos pyragėlius. Tu jau 7 prarijai. Ko tu juokiesi? Kad tu toks keistas. Ko tu juokiesi? Aš jai taip patikau, tik tu. Kuku. Tai tu. Kuku, mano berniuk. Ola, oi kaip gerai. La. Ai, ką tu darai? Kas čia dedasi? Kas čia dedasi? Nieko. Nieko nėra. Vaikeli mano, pasakyk, katroj ausį man zvimbia. Kairėje. Va ir neatspėjai, man abiejose ausyse zvimbia. La, tralala, la. Oi, aš iš proto įsikraučiau baisiai nemalonu. Dabar žinai, kas geriausias namų darkytojų tramdytojas. Oi. Pagaliau jau nustojo zvimbti. Ai! Kas čia dabar? Galva savo vietoj, kėdė irgi vietoj. Madam! Be kita ko, mademoiselle. Na, tegul bus mademoiselle. Jūs sveikina geriausias pasaulyje motorizuotas vaiduoklis. Bravo. Man sakė, kad negalima nuo ryto lygi vakaro spoksoti į televizorių. Dabar matot, kas darosi. Nenoriu, aš bijau. Na, greičiau susipažinkime. Nenoriu, aš bijau. Kodėlgi? Aš bijau vaiduoklių. Kur jinai išbėgo? Aš taip nežaidžiu. Ką, gal jie tikrai iš proto įsikrausti, a? Čia televizija, taip? Čia vaiduoklių gyvenimo skyrius, taip? Taip. Pas mane atskrido nuostabus vaiduoklis. Kuo greičiausiai atvažiuokit. Aš noriu apie jį papasakoti visiems. Aš supratau. Ką tu supratai? Tu žinai, Karlsonai, ji nori pakliūti į televizorių. Ji? Aha. Į televizorių? Taip. Šitas storulė namų darkytoja nori įlysti tokią mažą dėžutę. Nieko nebus, ją keturlinką reiktų sulenkti. Taip, bet tu ir vėl nieko nesupratai. Palauk, aš tau viską paaiškinu. Aiškink. Palaukit, kas čia toks? Čia? Tai toks Karlsonas, kuris gyvena ant stogo. Palaukite, tai jūs zvimbėte man ausyse, taip? Tiesą pasakius, tai aš. Tai jūs vogėte mano pyragėlius? Stop! Jūsų pienas išbėgo. Dievuliau, pienas išbėgo. Palaukit, koks pienas? Ant mano viryklos nėra pieno. Nauja išdaiga, pokštininkas.
Kaip negerai, kad jūs nevaiduoklis. Kodėl? Ogi todėl, kad tuoj atvažiuos televizijos meno veikėjai. Aš juos tik dėl vaiduoklių ir pakviečiu. O kągi aš jiems dabar pasakysiu? Kaip tai ką? O aš? O apie mane? Juk aš gudrus, gražus, liemeningas vyras. Sakyčiau, pats jėgų žydėjimas. Taip, betgi televizijai tokio gero užtenka ir be jūsų. Bet aš dar ir talentingas. Dėmesio! Jūs tuojau pamatysite geriausią pasaulyje Karlsoną. Oi, kaip gerai, kad jūs parėjote. Žinot, Karlsonas sugrįžo. Einam, pagaliau aš jūs supažindinsiu. Na, mažyli, o kur tavo Karlsonas? Jis išskrido, bet žadėjo sugrįžti, mielas, gerutis.